Sveiki, aš esu Marius Jansonas, nepriklausomas kredito ekspertas ir daugiau jau nei 10 metų patarinėju žmonėms, padedu sutaupyti bankui mokamas palūkanas. Taip pat priklausau Lietuvos banko vartotojų tarybai, esu įkūręs finansų ir kreditų valdymo asociaciją, kurioje yra daugiau negu 20 ekspertų, kurie žmonėms padeda ir pataria, kaip teisingai vesti savo finansus, jeigu imi iš banko kreditą. Mūsų yra iš tikrųjų sprendimas, kad finansuose didžiausia jėga ir geriausi sprendimai gimsta, kai yra daug specialistų. Tai Uno Hubo irgi vienas buvo iš labai gerų pasiūlymų, kad čia susirenka visi specialistai, tie, kurie susiję su nekilnojamu turtu. Dėl to mes irgi, žiūrėkit, imam kreditą, bet žiūrėkit, reikia sužiūrėti ir vaikų mokslus imant kreditą, reikia sužiūrėti ir pensiją, reikia sužiūrėti draudimus. Reikia sužiūrėti, jeigu namą statot, kad viskas būtų teisingai pastatyta, kad specialistai prižiūrėtų ir kad neprisidarytumėt statant namą daug broko, nes broko bankas nefinansuoja. Taip kad Uno Hubo tikrai yra visi specialistai. Mes atsakingi esam grinai už kreditus ir stengiamės tai padaryti gerai. Kodėl mes tą dalyką darom? Todėl, kad pastebėjom, kad labai daug yra stereotipų. Tai yra žmonės labai daug vis prisiklauso iš bankininkų, kaip reikia imti kreditą. Ir jie kažkodėl susitaiko, kad, pavyzdžiui, vieną butą perku savo, kitą bankui. Mes sakom ne. Jūs tikrai galit sutaupyti mažiausiai pusę bankui mokamų palūkanų. Pavyzdžiui, jeigu jūs imat 100 000 kreditą, tai jūs tiek imat kredito. Bet dar puikiai žinot, kad jeigu laikysitės banko kredito sutarties, reikės šitiek sumokėti bankui palūkanų. Ir mes ką darom, tai mes mokinam, kaip pusę šitų pinigų, tikrai be didelių pastangų, gyvenime mokėdami kaip valdyti kreditą, galite juos sutaupyti. Taip pat mokinam, kaip pasirinkti kreditą mažos rizikos, vidutinės, ar jau turit labai rizikingą kreditą. Apie tai vėl niekas nekalba nei Lietuvos banke, nei bankuose atsakingos skolinimosi taisyklėse. Mes asociacijoje turime visą metodiką, kur jums tikrai galim pasakyti ir paskaičiuoti, kad jūsų kreditas yra tikrai labai rizikingas, ar jūsų kreditas yra mažos rizikos. Kam reikia rimtos pagalbos, tam esam mes, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, tam esu aš, tam skiriu visą savo laiką, kaip valdyti kreditus. Skambinkit, rašykit ir nepriimkit sprendimo su kreditu nepasitarę su mumis. Taip kad sėkmės jums ir geros finansinės ateities.